Sakoma, kad pensijoje pagaliau galima daryti, ką nori. Tik viena smulkmena. Pirmiausia, reikia sugalvoti, ko iš tikrųjų nori. Jeigu jūs kada nors pasvarstėte, na gerai, ir ką dabar veikti? Ši žilalaidė kaip tik jums. Pažadu, šiandien idėjų tikrai nepritruks. Pastaruoju metu vis dažniau girdime kalbant, išėjau į pensiją ir pagaliau turiu laiko. Bet tada kyla kitas klausimas, o ką su tuo laiku veikti? Kai kurie senjorai sako, nespėju apsisukti, viskas nors vyksta. Bet kartais stabteli ir pagalvoja, o vis dėlto, ko norisi labiausiai? Neretai senjorai pripažįsta, kad dienos tapo labai panašios viena į kitą. Ryte atsikeli, papusryčiauji, pažiūri televizorių, nueini į parduotuvę, patvarkai namus ir štai jau vakaras. Turbūt daugumai yra buvę panašių dienų, man atrodo ir man taip yra buvę. Todėl šiandien noriu pakalbėti apie pomėgius, apie tai, kas ne tik užpildo laiką, bet ir gali suteikti daugiau džiaugsmo, energijos, ir net gali padėti ilgiau išlikti sveikiems ir ilgiau gyventi. Taigi, jūs žiūrite žilalaidę, spauskite patinka, dalinkitės įrašu, prenumeruokite. Kartais girdžiu sakant, ai, šitas dalykas yra jaunimui, aš nemoku piešti, neturiu talento. Bet ar tikrai kiekvienam pomėgiui reikia ypatingų gabumų? Juk tai gali būti tiesiog malonumas, o gal svarbiausia smalsumas ir noras pabandyti? Reikia tik šiek tiek drąsos. Mokslininkai ne vienus metus tyrinėja, kas padeda žmonėms ilgiau išlikti aktyviems ir gerai jaustis. Viena iš išvadų kartojasi vėl ir vėl. Žmonės, kurie turi mėgstamą veiklą, dažniau jaučiasi laimingesni, rečiau skundžiasi vienišumu ir turi daugiau motyvacijos kasdien judėti pirmyn. Įdomu ir tai, kad pomėgiai naudingi ne tik mūsų nuotaikai. Kai mokomės ko nors naujo, tarkime fotografuojame naudodami kameros nustatymus, mezgame dar nebandytais raštais, mokomės išmaniau naudotis telefonu, planšetę ar kompiuteriu, dirba mūsų smegenys. Ir kuo daugiau jas mankštiname, tuo jos ilgiau išlieka aktyvios. Apie tai jau pasakojau žilalaidėje ilgamžiškumo tema. Pamenate? Jeigu ne, galite pasižiūrėti. Tai buvo neseniai. O jeigu pomėgis susijęs su judėjimu, pavyzdžiui, šiaurietišku ėjimu, šokiais, plaukimu ar darbu sode, laimi ir mūsų kūnas. Judėjimas stiprina širdį, raumenis, gerina pusiausvyrą, mažina griuvimo riziką ir padeda ilgiau išlikti savarankiškiems. Dar vienas labai svarbus dalykas yra bendravimas. Daugelis hobių suveda žmonės. Yra klubai pagal pomėgius, tarkime, dailės ar keliautojų, šokių grupės, ar tiesiog bendri pasivaikščiojimai parke. Pavyzdžiui, disc golfą žaidžiant. Irgi toks pomėgis yra ir vis populiarėja tarp senjorų. Kartais naujas hobis suteikia ne tik džiaugsmą, bet ir naujų bičiulių. Pabandykite, įsitikinsite. Dar noriu priminti, kad galimybę susiburti ir užsiimti mėgstamą veiklą siūlo 3 amžiaus universitetai, kitos senjorams skirtos organizacijos, tarkime, prie savivaldybių. Tai reikia pasidomėti. Tai priklauso nuo to, kur jūs gyvenate, kokioje savivaldybėje. Ką dar noriu pasakyti svarbaus? Kai žmogus turi veiklą, kurios laukia, ryte jis keliasi su noru. Tai suteikia dienai tikslą, prasmę ir struktūrą. O tai mano akimis yra labai svarbu. Tarkime, ir aš, ir kai kurie mano kolegos iš 3 amžiaus universiteto, Vilniečiai, pradeda dieną įsijungę kompiuterį,
rašo tekstus, kuria projektus, planuoja veiklą, kiti eina sportuoti ar namie daro mankštą ir tai yra puiku. Tarkime, man, kiek save atsimenu, visada buvo svarbu ką nors kurti. Ar vaizdus, ar tekstus, ar ir vieną, ir kitą. Visada norėjusi palikti ženklų, pėdsakų ir kad jie būtų kūrybiniai. O geriausia, jei turėtų ir išliekamosios vertės, bet tai jau sprendžiu ne aš apie išliekamąją vertę. Taip ir dabar yra. Negalėčiau būti tik vartotoja kitų kūrybos. Norisi ir pačiai taip įprasminti gyvenimą. Tarkime, šiuo metu be žurnalistinės ir doktorinės veiklos yra dar viena, tai yra fotografija. Tiek fotografuodama, tiek redaguodama nuotraukas galiu taip įsijausti, kad nebejaučiu nei aplinkos, nei laiko. Fotografuoti sušlapusi prie jūros ar redaguoti nuotraukas iki gilios nakties. Beje, neseniai buvo renginyje, kuriame dalyvavo aktorius Juozas Budraitis. Jį galima vadinti ir fotografu, nes fotografuoja nuo jaunystės. Tame renginyje Budraitis pasakojo, kaip jis daro dabar. Sakė, sėda į bet kokį troleibusą ar autobusą ir važiuoja, kur akis mato bei dairosi. Kai pamato, kas jį sudomino, išlipa ir fotografuoja. Tada vėl sėda į viešai transportą ir važiuoja bet kur, nežiūrėdamas nei koks numeris, nei koks rajonas. Budraitis su šypsena sakė, kadangi jo amžiui bilietas kainuoja pigiai, jis tai gali dažnai daryti. Man atrodo, čia iš tikrųjų yra iš ko pasimokyti. Jūs irgi galite tai daryti, nes dabar jau kiekvienas telefonas fotografuoja. O žinote, kas šauniausia? Juk niekas nesako, kad naują hobį reikia rasti, kai esi jaunas. Priešingai, senjorai pajunta, kad turi daugiau laisvo laiko pomėgiams. Būna, kad jau išėję į pensiją parašo pirmą knygą, pradeda kurti papuošalus ar didesnius dailės kūrinius, dainuoti ar šokti, išmoksta tos pačios fotografijos ar groti kokiu nauju muzikos instrumentu, naudotis dirbtiniu intelektu ar kurti vaizdo įrašus, kaip aš dabar. Tokios istorijos dažnai įkvepia labiau nei ilgas pomėgių sąrašas. Beje, pririnkau jums daug galimų pomėgių, juos sugrupavau ir sudėsiu prie laidos aprašymo ar komentarų, kad dabar negaišiu laiko. Tačiau suprantu, kad dalis žiūrovų perskaitę gali pasakyti, ai, visą tai mes jau žinome. Todėl dabar pasiūlysiu keletą įdomesnių idėjų ir netikėtų pomėgių. Tarkime apie kūrybą. Yra toks dalykas kaip urban sketching. Tai yra miestų piešimas sėdint kavinėje ar parke. Įsivaizduojate, ar ne? Save ar su savo keliais draugais ar draugėmis tai darant. Yra kaligrafija, dailaus rašto menas. Yra pirografija, piešimas ant medžio degikliu. Miniatiūrų kūrimas, senovinio, gal modernių kambarių ar namelių modeliai kuriami. Dioramų gamyba, tai istorinių ar gamtos scenų maketai. Fotografija ir technologijos, tai tarkime fotografuoti galima telefonu, organizuojant teminius iššūkius. Fotomedžioklė, ieškoti tam tikrų objektų, spalvų, iškabų ir taip toliau. Labai įdomus žaidimas. Nuotraukų restauravimas. Tai yra senų šeimos nuotraukų atkūrimas. Beje, dabar jau galimas ir dirbtinio intelekto pagalba. Gamtos pažinimas. Tarkime, čia irgi susijęs su fotografija, tai debesų fotografavimas ir jų rūšių ir bei tipo atpažinimas. Geologija, įdomių akmenų rinkimas, astronomija su teleskopu. Beje, yra telefono programėlė, per kurią galima pažinti žvaigždės. Paieškokite ir surasite. Jeigu nerasite, paklauskite manęs, aš parašysiu. Yra protiniai pomėgiai, tokie kaip genealogija, giminės medžio sudarimas, senų laiškų ir dokumentų tyrinėjimas, vietovės istorijos tyrinėjimas, svetimų kalbų mokymasis per filmus.
Pabaigai noriu pasakyti svarbų dalyką. Nereikia ieškoti tobulo pomėgio ir siekti aukštumų. Kur kas svarbiau yra rasti veiklą, kuri jums patinka ir kurią norisi užsiimti reguliariai. Net ir nedideli žingsniai gali suteikti daugiau džiaugsmo, energijos, prasmės kasdieniam gyvenimui. Beje, jei turite mėgstamą hobį, būtinai parašykite komentaruose. Galbūt jūsų istorija įkvėps kitą žmogų pagaliau ryžtis ar naujam pomėgiui, ar tam, apie kurį svajojo daugybę metų, bet taip ir nesiryžo. Taigi, jūs žiūrėjote Žilalaidą, spauskite patinka, dalinkitės įrašu, prenumeruokite. Iki kitų susitikimų.